Šį reportažą pristato gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis, licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija, koordinuojanti Lietuvos gamintojų ir importuotojų pakuočių atliekų tvarkymą. Apie pakuočių atliekų rūšiavimą plačiau gamtosateitis.lt. Prieš 10 metų šių išskirtinių ilgo formato plytų, kurios pasižymi natūralia spalvų paletė, smulkiai sumalto natūralaus paviršiumi iš viso nebuvo. Žmonės reikėjo su jomis susipažindinti, juos, kaip sakyt, mokyti ar ne, daug dirbti. Ir per tą laiką keitėsi tai, kad vis daugiau žmonių norėjo būtent ilgų plytų. Tamsias spalvas, tarkime, pamažu išstumia šviesios spalvos, atsirado naujų medžiagų, geopraartė ir geokeramika, kur panaudojamos naujausios technologijos, naujausios inovacijos. Savo įmonėje tikrai, jūsų įmonėje prireikia pakuočių. Kaip sprendžiate šį klausimą? Mūsų gaminiai atkeliaujant padėklui, jie yra supakuoti į plėvelę ir visą šitą dalyką mes paliekame spręsti Gamtos ateičiai. Klinkeris ir akmuo yra ilgaamžiški, tai gal galite daugiau papasakoti, kaip pasireiškia tas ilgaamžiškumas? Klinkeris tai yra molis degtas aukštoje temperatūrai, atsparus atmosferos poveikiam ir ilgainiui nereikalaujantis jokios priežiūros. Tai jeigu, pavyzdžiui, nuspręsčiau klinkeriu dengti savo namus, tai koks maždaug yra jo ilgaamžiškumas, tas gyvavimo ciklas? Gyvavimo ciklas tai gali būti šimtmečius, nekeičia spalvos, iš principo nereikalauja jokios priežiūros, tai yra labai patikimas produktas. Čia matosi, kad yra kaip lyg smulkintas akmuo, tai jūs gal galite papasakoti plačiau. Tai yra išskirtinės fasado apdailos plytelės, kurios yra ilgos, 60 cm ilgio, 4 cm aukščio, tiesios. Paviršius yra iš smulkiai sumalto natūralaus akmens, natūralių mineralų. Tai, kaip sakyt, spalvos yra natūralios, ilgainiui jos neblunka, išlieka tokios pačios ir pagamintos naujausiamis technologijomis. Daromas pagal architekto užmanymą. Ir mintis, ką aš norėjau dar pasakyti, kad dauguma mano klientų ateina per architektus. Jie neateina iš gatvės, jie ateina per architektus, jie ateina per internetinį puslapį, jie ateina iš lūpų į lūpas, kadangi mato gražius, modernius, išskirtinius namus. Tai kaip ir yra jūsų, jau architektai pasitikė jumis, kad jūsų būtent apdailos tikrai bus kokybiškos ir jie gali siūlyti savo klientam? Šitie gaminiai labai patinka architektams ir labai patinka klientams. Mes nuolat su klientais, tarkime, važiuojam į objektus pasižiūrėti ir jie vienareikšmiškai iš karto apsisprendžia, kad jie būtent nori tokios medžiagos, vienokios ar kitokios spalvos. Iš vienos pusės tai yra taip, kad čia, ką jūs matote, nerasite kitur. Daug žmonių visoje Lietuvoje eina per kelias įmonės ir jie mato daugiau, mažiau tą patį. Kai ateina čia, jie mato išskirtinumą, jie mato kokybę, jie mato natūralią spalvų paletę ir išsirenka labai greitai.